Kam prenumeruoti nekilnojamo turto brokerio kanalą, jeigu jisai nesuteikia jums jokios pridėtinės vertės? Tai aš pabandysiu šiandien tą pridėtinę vertę sukurti tiems, kurie prenumeruoja kanalą dėl to, kad ieško turto, kurį nori įsigyti. Už keletą savaičių mano darbo stalą pasieks naujas objektas tarp 39 ir 40 kvadratinių metrų butas, esantis Justiniškėse. Vieno kambario butas, tačiau jį galima konvertuoti į 2 kambarių butą ir parduoti jau kaip 2 kambarių butą. Kaina neturėtų viršyti objekto 85 000 eurų ir jokių aukcionų nebus. Jeigu ieškote turto Vilniuje, būtent, tarkim, Justiniškių rajone arba tiesiog investicinio turto ir šis objektas jūs galėtų dominti, tai parašykite man elektroniniu paštu, kad tiesiog domina būsimas objektas ir aš pirmumo teisę, kai būsiu pasirašęs jau tarpininkavimo sutartį su klientu ir turėsiu visus dokumentus, aš tiesiog tą informaciją jums persiųsiu, galėsite apsižiūrėti butą pirmieji ir jeigu viskas tiks, galėsite jį nusipirkti. Kas bus, jeigu niekam iš žmonių netiks tas turtas, tai tuomet prasidės vieša reklama ir talpinsime į visus portalus skelbimą ir reklamuosime didžiai visuomenės daliai. Kažkam gali pasirodyti visiškai nelogiškas dalykas, nes turto savininkui galiu negauti daugiau pinigų dėl to, kad aš pasiūlysiu kažkam iš po stalo šitą objektą. Tai tie žmonės, jūs klystate. Esmė yra tokia, kad nustačius tinkamą turto kainą, rinkos kainą, geriau turtą yra parduoti per keletą savaičių, negu bandyti jį pardavinėti už ženkliai aukštesnę kainą, nes galiausiai rezultatas bus lygiai tas pats arba net žemesnis. Taip kad, nežinau, čia jau gal per daug išsiplėčiau. Žmonės, jeigu ieškot, parašykit elektroniniu paštu esančio apačioje, domina, norit informacijos ir kai bus tas butas, kai bus jau visa informacija pas mane ant stalo, tuomet aš su jumis susisieksiu. Gerų pirkimų ir pardavimų 2025 metais. Iki.